Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Artėja tarptautinė aviacijos diena. Nors Alytaus aeroklubas galėtų pasidžiaugti prasiplėtusiu aviaparku, aistros dėl pačio aerodromo nerimsta. Praėjusiais metais Alytaus gidui pavyko išsiaiškinti, kad rengiant Alytaus miesto bendrąjį planą, bandoma pakeisti šiaurinę aerodromo dalį į pramonės sandėliavimo bei šiukšlių perdirbimo. Tokiu atveju atsiranda galimybė statyti pastatus iki 20 metrų aukščio, o jie trukdytų aviacijai. Dalis aerodromo teritorijos esamos užnešama teritorija pramonės, sandėliavimo, šiukšlių perdirbimo, utilizavimo, kurioje numatoma statybos aukštingumas iki 20 metrų. Šitoj vietoj statybos negalimos, kadangi tai yra suprojektuotas ir kilimo tūpimo takas orlaivių. Praėjus kone pusmečiui nepavyksta įsiaiškinti, kas bando prastumti bendrojo miesto plano korekcijas. Nei tuometinis meras Jurgis Krasneckas, nei miesto architektas Mindaugas Matažinskas, nei dabartinė valdžia negali paaiškinti, kieno nurodymų bandoma pakeisti miesto bendrąjį planą. Kas nupiešė, tai labiausiai lengviausia sakyti. Tai nupiešė rangovus UAB urbanistiką, kieno norų, kieno svarstymų. Sunku pasakyti tais metais, kas buvo. Pats esu dalyvavęs visuose tuose posėdžiuose, tikrai ne iš oro tai buvo nupiešta. Buvo tiek investuotojai kreipėsi, tiek Coca-Cola dėl plėtros. Kažkokiu tai pagrindu buvo sugalvota pratęsti pagal šiaurinį aplinkelį. Tai yra patraukli teritorija susisiekimo atžvilgių, visais kitais atžvilgiais kažkokiai tai plėtrai. Man ir kaip aviatoriui buvusiam, ir kaip esančiam miesto politikui pateisinama yra aviatorių bendruomenės nerimas, nes iki šiol nėra atsakyta, kodėl bendrojo plano projekte būtent aerodromo teritorijoje atsirado tos sustatomos teritorijos. Jų anksčiau niekada nebuvo, o tai yra nuo 39 metų. Čia ir sukilo ta intriga ir emocijos. Šiandien nei pozicija, nei opozicija tos šventos paslapties niekaip nesugeba įspręsti, kieno valia ten padaryti tokį pakeitimą. Ir tai yra emocijos. Mero atsakymė dėl aerodromo pajutau ir šmeižto ir šantažo elementus. Ir jeigu žmogus nesugeba atsakyti tiesiai šviesiai, ko paklausėm elementariai, kas ir kada inicijavo pakeitimus bendrojo plano susijusiu aerodromu, o man pradeda kaltinti nebūtais dalykais tiek mane, tiek mano frakciją. Aš kito varianto nematau, nes matyti, jeigu neatsako kaip yra ir jokio ten užslėptos minties net nebuvo, paprasčiausia, kodėl pakeista ir kokie tikslai. Jeigu būtų atsakę normaliai, tikrai būčiau nesikreipę, o supratau, kad yra kažkas bandoma daryti po kilimėliu, todėl ir kreipiausi ir manau, kad tą viešą interesą turi ginti prokuratūra. Dabar iš Vilniaus galvot, kad jau persiųsta Kauno. Ir manau, kad pasiaiškis, jeigu nesugeba žmoniškai paklausus, negauni žmoniško atsakymų, kito varianto aš paprasčiausiai nežinau. Su kiekvienais naujai išrinkta taryba šis klausimas aerodromui būti ar nebūti, arba kaip jam būti, visada iškeliamas. Tai nuo šitų politinių jėgų viskas, interesų irgi sprendžiama. 100 hektarų sklypas vaizdingoje Alytaus miesto vietoje šalia Nemuno upės kursto aistras ir įvairius spėliojimus. Aviatoriai baiminasi blogiausio scenarijaus, tai yra aerodromo sunaikinimo. Baimindamiesi dėl aerodromo sunaikinimo, jie kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą. Į STT buvom priversti kreiptis, kad išaiškintų, ištirtų Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiksmus dėl bendrojo plano sprendinių keitimo, kadangi ir klausiant, ir raštais negavom konkretaus atsakymo, kas, kada pasiūlė ir kokiam tikslui šitus sprendinius. STT dokumentus perdavė nacionaliniai žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Alytaus civilinis aerodromas yra strateginis objektas, kurį šiuo metu valdo Alytaus aeroklubas. Priminsime, jog Alytaus aerodromas įkurtas 1939 metais ir turi didelę istorinę vertę. Čia bazavosi ir kovinius skrydžius vykdė Normandijos Nemuno eskadrilės lėktuvai. Šios eskadrilės vardu pavadinta šalia besidriekianti gatvė. Aerodrome vyksta aviacijos šventės, pritraukiančios tūkstančių žiūrovų. Aviatoriai prisimena, jog bandymų užstatyti aerodromą būtų ir anksčiau, tačiau visada nugalėdavo sveikas protas ir šiandien aerodromas tęsia savo istorinę veiklą. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.